Lukšytė Krušinienė, Alytaus apskrities literatų klubo tėkmė pirmininkė. Šią gražią saulėtą rudens dieną Varėnos bibliotekoje įvyko renginys Poezijos rudenėlis. Į šitą poezijos rudenėlį buvo pakviesti Alytaus apskrities literatų klubo tėkmė poetai. Mūsų klubas tėkmė leidžia knygas. Štai yra išleistas 6. jau almanachas. Šiame almanache yra kūrybos iš visos apskrities poetų. Tai ir varėniškių, ir druskininkiečių, ir lazdėjų, Alytaus miesto, Alytaus rajono. Labai yra malonu, kada Varėnos biblioteka kiekvienais metais, kiekvieną rudenį sukviečia poetus paskaityti poezijos kūrybos. Šįmet čia susirinkę Varėnos būrys poetų išsakė tai, ką išnešiojo savo širdyje. Tai ir meilė tėvynei, meilė Dzūkijai, savo gimtajam kraštui. Ir be abejo, skaudi tema buvo paliesta ir kalbėta poezijos eilėmis apie Ukrainą, apie šios tautos dabartinę tragišką padėtį ir apie mūsų ateitį, mūsų likimą. Aš manau, kad šitokie poezijos rudenėliai yra labai reikalingi, nes suburia poetus, suburia bendraminčius. Apie rudenį yra apie jausmus, kaip visada man jausmų niekaip neišeina. Kai dilo mėnuo, išverkia rudenys šnabždės į lapų, spalva ugninę klevų, vėjas naktim ilgas pasakas seka. Klausiu savęs, ar tikiu aš dar vasaros burtais slapstytais už parko alėjos suolų. Juk pameni, buvo mudviejų rytas, po aistringų plamonių naktų, dilo mėnuo žvaigždės pasigrobęs, plaukus glostė tavo ranka. Nežinojau, kad greitai auš rudenio rytas tavo širdį pavogs. Aukštai ir namų langai, žalias nuostos žemynų, raista akys nuo gėlių. Žyvuliai, žyvuliai, šviečia miestas nuostabiai. Alytaus žyvuliai, juos iš tolo pamatai.